Sveiki, prieš porą dienų man parašė draugas Rimantas klausdamas, ar įmanoma ką nors pasigaminti namie, neturint orkaitės, kad tai būtų sveika ir skanu. Norėdama jam įrodyti, kad nieko nėra neįmanoma, pasikviečiau jį į svečius. Labadiena, štai ir aš. Žiūrėk, turiu draugą kokį gerą. Tai girdėjau... Atsiprašau, čia mano draugė. Gerai. Tai girdėjau, šiandien gaminsim kažką skanaus. Aš esu Kažkas skanaus. Ir be orkaitės. Ir sveiko. Gerai. Tiks? Taip. Tu kažkaip trau. Ačiū, Monika, ačiū. Ką mes šiandieną čia darysim? Mes gaminsime granolos batonėlius. O tai kas čia tokį? Javainį kitaip tariant. Gerai, man atrodo, galim kibti į darbus. Taip, Pradedam. taip. Pradedam! Prieš pradedant būtina Rimantui tą nuspjauti rankas. Aš jau čia. Tai gerai, tai ką mes dabar darom? Pradėsime nuo avižinių dribsnių. Avižinių? Taip, turime atsverti 180 gramų. O tai čia ir gausis kaip batonėlis? Jo. Ane? Gerai. Jo. Ačiū. Ir gaminti migdolus. Migdolus. O ką turiu darysim? O toliau liko spanguolės ir čija sėklos. Taip, tai pirmą gal prie tų... sėklų? Ar kaip tenais vadinasi? Kia. 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 Beveik kaip Kia. Dabar imam 2 valgomus šaukštus. Ačiū. O gali patikėti, kad čia jau beveik baigta? Ar tikrai? O ko trūksta? Vat nežinau. Man Tu atrodo, papasakok. kad čia trūksta sirupo. Sirupą papapšinai, iš kur mes jį gausim dabar? Mes jį patys išsipirsim. Tu juokauji. Ne, Rimantai, virsi sirupą. Vat kaip būna gyvenime. Tenka virti sirupą. Pirmą kartą. Manau taip. Monika nori valgyti. Pedam sirupą. Perdam. Kas čia tą greičiau pabaigtų? Ką tokia? Kad savo batonėlius greičiau Ai, pabaigtų. nu taip. Tai gerai, pradėsime nuo... Kas čia produktai tokie? Mums reikės sirupui medaus, žemės riešutų sviesto, labai nedaug druskos ir vanilinio cukraus. Iš tikrųjų, Monika, norėčiau suvalgyti visą šitą masę. Jau dabar? Taip. Aš siūlau dar pirmą grįžos formose padaryti, kad būtų patogiau valgyti. Tikrai? Tikrai. Gerai, tai dabar pilame, ne? Taip. O dabar dedam į šaldytuvą porai valandų. Taigi, vos prieš kelias akimirkas iš šaldytuvo ištraukiau mūsų nuostabų gaminį, kuris net neabejoju, jog išėjo puikiai ir nepakartojamai skanus. Visa, ką liko padaryti, tai supjaustyti ir dalintis su savo draugais. Monika. Pasaka, net skonį.
Tai dabar tiki, kad viską galim pasigaminti savo namie. O taip. Nu, taip skanu, žinau. Seniai taip skaniai nevalgiau. Ir būk geras, pasakyk, kad kiekvienas norintis gali tai pasigaminti namie. Taip, kiekvienas šmikis, kuris moka gaminti tik bulves, Toks kaip Rimantas? gali pasigaminti šitą nuostabų patiekalą. Va, prašome, pažiūrėti. Prašom. Skanaus.